Sveiki! Šiandien pamatysite, kaip galite skirti 1,2 % gyventojų pajamų mokesčio viešai įstaigai Girių inspekcija. Pirmiausia, nueikite į deklaravimas.vmi.lt. Pasirinkite prisijungti prie EDS, tada pasirinkite banką, kurį jūs naudojatės. Taip pat galite prisijungti elektroniniu parašu. Pasirinkite save kaip asmenį arba kaip įmonę. Spaudžiam deklaravimas, pildyti formą, prašymas skirti paramą. Tuomet pasirenkame gaublio ikonėlę. Matome tokį langą, spaudžiame pradėti. Čia įvedame pavadinimą Girių inspekcija ir štai pasirenkama viešoji įstaiga Girių inspekcija. Tada spaudžiame tęsti, mokesčio dalies procentą ir pasirinkite, kuriam laikotarpiui norite skirti. Išsaugoti. Patikrinate, ar duomenys yra teisingai, tuomet spaudžiate taip teisingi. Formuoti prašymą, dar sykį peržvelkite ir spauskite pateikti. Teikti. Viskas. Prašymas pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams viešai Girių inspekcijai suformuotas. Ačiū už jūsų pagalbą.